Šie kambariniai augalai keičia namus be jokio remonto ir vienas iš jų tikrai jūs nustebins. Norint, kad jūsų interjeras būtų gyvybingas, tikrai prireiks jums kambarinių augalų. O jeigu dar kambariniams augalams parinksite tam tikrus vazonus, jų grožis tik dar labiau išryškėja. Todėl šių metų tendencija vyrauja tokia, kad rinkimės augalus, kurie reikalauja mažiau priežiūros, gali puošti mūsų aplinką ir valyti namų orą. Šių metų tendencija tai, kai kambariniai augalai susilieja su vazonais ir tampa visuma ir jūsų interjerą papuošia. Jeigu nori stilingų ir praktiškų idėjų, žiūrėk iki galo. Pirmoji sąraše yra aglonema. Ji yra įspūdingais išmargintais lapais, tikrai tavo interjerą pagyvins, o jeigu parinksi ir tinkamą vazoną, kuris dažniausiai turėtų būti vientisos spalvos, tai išryškės visas jų grožis. Skindapas šiais metais nukonkuruoja kitus vyrančius augalus vien dėl to, kad jis turi tiek įvairių formų ir spalvos lapų, kad tikrai rasite, kuris tiks jūsų interjere. Ir kas smagiausia, jis gali ir svirti iš vazono kaip šis, arba net lipti. Tai tarkim, jūsų namai tikrai gali patapti gražiomis džiunglėmis, nes šis augalas nelaukia, lipa ir auga pats. O jeigu parinksite ir atitinkamą vazoną, šiaip kaip šis baltas, tai pilki sidabriniai lapai tiesiog atsiskleidžia. Štai šiam skindapui, kuris yra vienspalvis, galime rinkti margus vazonus, tuomet atsiskleidžia ir vazonas, ir pats augalas išryškėja. Ir neapsiribokime tik apvaliais vazonais, kitų formų vazonuose augalai gali atrodyti daug išraiškingiau, tad pažiūrėkite, kaip jis gražiai atrodo. Pažiūrėkit, kokie nuostabūs paparčiai. Jie į šiuos metus ateina vien todėl, kad jie yra krentančios, lengvos, gražios formos, ko ir ieško interjeruose, kad palengvinti griežtas formas. Varpelio formos vazonai puikiai atskleidžia pačio paparčio krentantį grožį. Nebijokite rinktis vazonus tokios pačios spalvos kaip augalai, nes jie gali tikrai išryškėti, taip kaip šis variantas. Nuostabi egzotiška strelicija, ji šiais metais yra pasirinkta vien dėl savo erdvės pojūčio. Ji namuose gali suteikti tikrą egzotišką vaizdą. Šis augalas yra žaliais lapais ir labai dideliais, todėl reikia jais tinkamai pasirūpinti, nuvalyti dulkes nuo jo kiekvieną savaitę ir apipurkšti lapų blizgiu, kad lapai galėtų laisvai kvėpuoti ir gražiai atrodyti. Strelicija yra didžiuliais žaliais lapais, todėl mes galime parinkti vazoną kaip tikrą interjero akcentą. Jis gali būti ryškus ir tokiu būdu paryškinti tik tai augalo grožį. Gražuolė šeflera, ji yra margais lapais, tinka tiems, kas neturite daug vietos, nes ji auga kompaktiškai, o parinkus ir tam tikrą vazoną atsiskleis visi jos margi lapai. Šių metų top tendencija yra zamiokulkas. Jis pirmauja vien dėl to, kad yra labai lengva prižiūrėti, o jis dera net ir moderniuose interjeruose. Ir aš norėčiau uždėti akcentą ant tamsialapio zamiokulko ir kuomet parenkame jam tam tikrą vazoną, kaip šis rusvas, jo lapai dar gražiau atsispindi. Norint, kad jūsų namai taptų gyvesni ir turėtų savo akcentą, rinkitės kambarinius augalus, derinkite vazonus ir turėsite nuostabų vaizdą. Norite dar daugiau patarimų apie kambarinės gėles? Prenumeruokite mūsų kanalą.